Čia viskas perdirbta? Taip, čia viskas yra iš skiautiniukų. Turiu hobį siūti, turiu hobį perdaryti daiktus ir tai darau su tikslu, kad tie daiktai jie gautų antrą šansą. Visus savo darbus siuvu arba iš panaudotų daiktų, arba iš gamybos atliekų. Kuriu dažniausiai iš nebenešiojamų megztinių. Labai pamačiau tokią idėją ir ji taip mane užbūrė, užvaldė, kad ypatingai dėl to, kad niekad nežinai, kas iš to išeis. Ir niekad negali padaryti dviejų vienodų dalykų. Naudoju atraižėlės, kadangi noriu tvariai gyventi, lieka daug atraižų, visokių nuo siuvimo. Marginu audinius, natūralius audinius augalais. Visos spalvos, ką mato, tai yra išgaunamos tik iš augalų. Augalai, kadangi margina tik ant natūralių audinių, tai pas mane rasi tik tais vilna, lina, šilka, medvilnė. Gali žydėti gamtoje pieva, gali žydėti skarelė tau ant kaklo. Ir tai bus tokia abipusė ne nauda, o draugystė. Ir kuo mažiau šiukšlių, o kuo daugiau grožio, visi laimingi ir patenkinti. Man tai tvarumas yra toks atsakingas požiūris į tai, kas yra aplink tave. Tvarumas čia dabar toks naujas terminas, bet visą laiką taip gyvenom ir vaikystė, ir tėvai taip mokė, ir pati paskui jau suaugusiu savo, vis tiek žiūri, nu kam jį išmesti, jeigu dar kažką gali padaryti. Tu visada turi kažką galvoti, jungti savo kūrybiškumą, man tai patinka. Pasidaryti, perdaryti ir tada kažkaip ir originalu kartu ir tvaru. Kai aš matau tą begalinį išvaistymą, man geriau iš tiesų mano pinigus leisti kelionėms, nuotykiams ir geriems įspūdžiams negu daiktams. Kalėdų tvari mugė. Tai ką reiškia? Susirinka visos darbščios rankos, kurios kuria, perdirba iš audinių, iš siūlų, iš visokių ir pasidemonstruoja ir padžiugina kitus. Mes labai visi gudrus nueiti į parduotuvę arba atsidaryti programėlę ir nusipirkti gražiausių dalykų. Bet yra labai smagu, kad gali pats pagaminti ir dar atsinešti, pristatyti kitiem ir kitus ir pasižiūrėti idėjų ir pasigaminti, tai yra nuostabu.